Sveiki, šiandien pakalbėsime apie top televizorius 2020 metų gamybas. Ir mes pirmas pakalbėsime apie Hisense. Gal žinote šitą gamintoją? Jis yra toks jau, nežinau, plius minusas gamintojas, geriau galite kitų firmų pirkti negu Hisense. Nu ir pakalbėkim, 400 euriukų, gražus ekraniukas, taip ir taip. Ir visokie HDR, nelabai kažkas, dar kažkas, distancinis gana neblogai atrodo. Man nepatinka tos kojelės taip toli, nebent jūs kabinsite ant sienos arba turite didelį staliuką. Hisense'as, brangesnis modelis ir vėl tos kojukės, trantalėtos. Ir jūs ką gausite? Jūs gausite apskalingą, gražų paveiksliuką, rokų platformėlę. Net nėra labai aštrus ir biški tamsių detalių trūksta kai kurių. Jūs gausite už 500 doleriukų. Hisense'as brangesnis 800 doleriukų, jau kojos yra, matot, gražiau atrodo tikrai. Google asistentą gausit, modernų dizainą ir neįtikėtiną kokybę vaizdą, bet truputį su audio kažkokie trantalėtai ir Androidas, kaip visada, yra lėtas. LG 55 colių ir kainuos 479 doleriukus. Ką jūs gausite? Apskalingą galimybės geras. Ir low input, laga trumpa, kaip sakant, gražius kampai žiūrėjimų, maža kaina. Ir, kaip sakant, vidutiniškas ryškumas ir kontrastas. HDR'as nėra toks labai jau geras. Ir judesys yra vidutiniškas, kaip sakant, veiksmo scenos. Ir HDMI nėra HDMI 2.1, gal yra senesnė versija ir Dolby Vision'as nėra. Panasonic, kodėl nėra paveiksliuko ant ekrano, nepasakysiu. Toks buvo tas paveiksliukas. Labai gražiai valdo kontrastą, turtingos ir balansuotos spalvelės. Ir eis judesiuko. Kaip sakant, judesiukas gerai veikia. Kaip sakant, reikia daugiau juodumo, trūksta kai kurių programų ir kaina didoka. Nu, tokia kaina, tai tikrai nesąmonė. Ir Philips'as, 2000 doleriukų, kaip sakant, OLED'as veiks ir kol išdegs jums tas ekranas ir mesit į šiukšlyną. Ne, gal į remontą gal jums sutaisys. Gal jums pakeis ekraniuką. Ir kas bus? Gražus ekraniukas su OLED'u, kur tau nebus gražus, stiprus garsas ir Ambilight apšvietimas už nugaros, kaip gražiai girlianda šviesim už nugaras. Kas čia iš minusukų? Highlightai, biški ten, sakykim, tie mūsų tokie šviesuliai galėtų būti ir šviesesni. Ir negeriausias televizorius gameriams. Už 2000 gal geresnį gauti. Vizio, net nežinojau, kad tokia yra kompanija, bet pasirodo, jie virš 10 ar 20 metų vos negamina televizorius. Aišku, mus net Lietuvoje rinkoms. Ir ką jūs čia gautumėt? Jūs 4K, noriu pasakyti, jūs gautumėt QLED'as, įsivaizduojat? Toks ekranėlis, matot, Samsungas pradėjo dalintis QLED'ai, nori, kad biškiai įsiplėstų tik QLED'ai, nes, kaip sakant, LG, kad nenukonkuruotų su savo LED'ais ir, taip sakant, Philips'ai ir Sony. Lokalas, dimmingas, gražus, HDR, kaip sakant, ryškios spalvelės, vidutinė, neblogas audio kokybė, nebloga. Ir smart, kaip sakant, smart visokios programėlės, labai geros. Taip pat nemokamas turinys yra pritaikytas. Tai o iš minusai yra, kad mažai programėlių jūsų televizoriui, mažas pasirinkimas. Ir, kaip sakant, dizainas pulto yra šūdinas. Ir 1000 dar reikia susimokėti, aišku, 1100. Ir ką jūs matysit, CCL'as į mūsų rinką nesenai atvykęs, gal porą metų, gal kažką, kiti gal nėra negirdėję, kas tas CCL'as, visi perkam Samsungus ir nieko nežinom kitų gamintojų. Nu ir kas tas yra toks? Jis yra kiniečių gamintojas, jis siūlo kokybiškus ir pigius televizorius už prieinamą kainą.
Aišku, patys pigiausi šitai yra tokie pensininko arba pirmas vaikučiams tas televizorius nebent galėtų. Ir ką jūs gausite? Full HD televizorių. Na, aišku, už 200 nereikia galvoti. Aišku, už eurais irgi plus minus kažkiek kaina. 2019 metų, bet ir 2020. Ką jūs galvojate, geresnis buvo sukūrę? Ar sukūrė? Nu, low inputas, mažai lago. Ir, kaip sakant, kalibruotas gražus paveiksliukas, tikslus, nėra HDR, nėra 4K, biški trūksta ryškumą, kaip sakant, šviesumą trūksta, nu, kojos, vos nepasakiau kreivos, kaip sakant, šonas, kojos didelį stalą reikia. Ir gausim už kelius eurus brangesnį, bet kas tokį distanciją sugalvoja tragišką, tai čia kaip, nežinau, Nintendo ar kažkokių kitų trantalų pultelis toks. Nu, nežinau. Kaip sakant, yra biudžetiniams pirkėjams, jūs gausite 4K ir HDR, šiokį tokį, ir spalvas, kaip sakant, bus spalvotas televizorius, ir gausit Roku Smart TV su keliais, sakykime, visokių programėlių, ir taip. Nu, kas yra vidutiniškas panelės apšvietimas, nu, ne panelės, bet ekranėlio apšvietimas toks kažkoks ir spalvų, sakykime, tus pasirinkims ne kažkoks. Spalvas gal ne kažkaip atvaizduoja, kaip sakant. Bet, kaip sakant, ką aš paskaitysiu, Samsungas, Hisense'as ir TLC, kaip sakant, susigrupavo į vieną kartu pradėjo, vienžodžiu, 3 kompanijas, kaip sakant, žmogau, bet 3 kompanijas, ką aš norėjau pasakyti, susikūrė ir pasivadino QLED alijansą. Kaip sakant, kai jis nors susikūrė, ten NATO, dar kažkas yra, net ten daug prieina į tų valstybių, o čia susikūrė 3 firmos, susidėjo vieną grupę ir kompaniją, kaip sakant, jie, kaip sakant, pradės kooperuotis, visi, kaip sakant, šios 3 kompanijos gamins televizorius, QLEDus ir kad būtų prieš OLEDus, kad galėtų biškai pakonkuruoti, tai Samsungas pagrindus čia davė savo tos QLED technologiją, kad dėtų į savo tos telikus. Ir, kaip sakant, Samsungo QLED yra vienas iš geriausių telikai, jie žiūri, kaip sakant, kino režisieriai žiūri savo tos vaizdus, savo tos sukurtus tos filmus per QLEDus, o ne OLEDus. Ir ką jūs nori pasakyti, kad Samsungs QLEDas kainuoja kažkur 8-900, taip su akcijom plus minus. Aišku, jums gal kiem 3 dabar pradėjo colių gaminti, bet aš kalbu apie 55 colių, kiek vis tiek 900, vos ne štuką turi, vos ne 1000 turi mokėti eurų, o čia skaitykit jūs už kažkur 600, kažkur 550 eurų, jūs galite nusipirkti QLED televizorių 55 colių. Kaip sakant, tas yra nustabu. Aišku, tos kojelės, nebent jūs kabinsite, nu nežinau, toks trantalėtai. Dugla negali čia vien tai gražiai kojelį per vidurį padaryti. Nu nežinau, nu skupus, nu būtum biš daugiau sumokėję. Ką darysit? Low input lagas mažas, lagukas ir gražų juodukai, juodus spalvelės. Kaip sakant, ir spalvelės, gražios spalvos, kaip matote paveikslėlėje, QLEDinis. Kaip sakant, judesys, veiksmo scenos gal kažko trūksta gal, bet šiaip už to kainą QLED tikrai negausit geresnį. Aišku, ten buvo senesnis modelis šitas, o šitas ir naujesnis modelis ir vos naujesnis, 20 modelis, o ten buvo 19 modelis, ten nelabai begausit kur pirkti. Ir ką jūs matysite, nuostabis kontrastas ir spalvelės, ir nebrangus, ir kontrastas, ir šviesumas, ir HDR-as. O kas čia gali būti minusukų? Voice, gars, asistentai ne kažkokie, vidutiniškas tas... Atsiprašau, biški nubėgau kažkur. Kaip sakant, vidutiniški dalykai ir tas žiūrėjimo kampai šiokie tokie ir truputį problemėlių kitokių. Nu, bet už 6 PM QLED, kaip sakant, tokį televizoriuką tikrai apsimoka, neskandintų kojų trantalėtų.
Ką jūs dabar pamatysit? Samsungėlis, 43 colių, TU7100. Nuostabus detalės ir ryškumas, ir balansuotas, ir kaip programėlių. Samsungo visada programėlių daugiau būna negu kitos gamintojos, bent jau man teko tai pastebėti. Bent jau su LG lyginant, su Sony nepasakysiu ar Philipsu. Bet tai su LG tikrai, kad pigesnis modelis mažiau programų deda, arba tiesiog jie turi mažiau programų, o tai Samsungs tai turi daugiau. Nebent jie dabar biškį dasikūrė, bet prieš porą metų tikrai jauti skirtams. Ir į pigesnius, kaip sakant, Samsungs daugiau pridėt kažkokių ten prie bombaso į pigesnį modelį, o LG biškį mažiau kažkokių funkcijų. Bet, kaip sakant, taip yra. Ir te turi tik 2 HDMI jungtis. Ir biški yra toks, kaip sakant, su kojelėm trantalom. Vo, čia jau kojelės. Kaip sakant, 8 versija. Kas čia bus? 8000 klasė, ne? 8 jau ir gera. O ten kaip sakant, 7 ir seniau būdavo 6 toks trantalai. Tai 6 pradžioj, 6-4 būdavo geras. Paskiau sugalvoju perdaryti 7000 visą 6 klasę, bet 7-4 jau ten buvo geras tas telikso. 7-1, 7-2, 7-3, tokie trantalai, kaip sakant, iš bėdos. O 8.5 jau, 8 jau neblog versija, bet 8.5 jau dar geresnė versija, detalės, juodumai, 4K ir daug programėlių. Truputį raudonas spalvų balansas, truputėlį raudonumą. Na, bet čia, sakykime, čia su kažkokiom, jie ten atlieka tus bandymus, su kažkokiom, ten, sakykime, tom technikom, o žmogus net nieko nesuprasa. Ten ir koks raudonumas anie, kaip sakant, nereik čia tokių bijoti. Ir gausim 8 klasę, bet yra, sakykime, didesnis ekranas. Ir HDR-as gražus, kaip sakant, tonai detalės, spalvos, nepakankamai šviesus ir neįkvepiantis garsas. Nu, kaip sakant, garsą beištrūks. Nu, ką tu ten 10 vatų, tus kolonkės, ten iš bėdos, tai, kaip sakant, filmuko žiniom pasižiūrėti ir užtenka. Jūs gausit QLED'as, bet kainelė tai $1400, bet, nu, 55, kaip sakant, gražus kontrastas ir spalvas, ir detalės ten gražios, ten, sakykime, vaizdo detalės. Solidus ir gražus garselis, gražus garsas, kaip čia pavadinus, taip. Ir spalvelės kažkokios, gal, nu, Samsungai būna dažniausiai labai ryškus, tai spalvelės tas mūsų. Ir filmo grūditumas kažkoks dar net yra, nu, nežinau. Nu, bet, kaip sakant, žmogus nieko nesupras, nebent jis su tom technikom išbandys. Nu, kaip sakant, taip jau yra. Ir mes žiūrėsime 7000, jei turite atliekamus 7 štukas, kaip sakant, galite nusipirkti išgeresnį televizorių 8K. 8K QLED'as, amžinai televizorių, bet yra buvęs, yra teikia, kad QLED'ai biški kartais sugenda, bet jau rečiau negu tie OLED'ai. OLED'ai tai ten, jei matot, ten kur geltona beros spalva, išdega, kaip sakant, saulė kažkas, nepasakys kaip ten, lyg tai žaliai kažkaip rodo, nu, matysit patys suprasit. Kaip sakant, kai jau išrūks tas televizorius spalvos. O, brilianti, nuostabus ryškumas 4K, gražus ir spalvotas, ryškios spalvelės. Ir, kaip sakant, nėra Dolby Vision ir, kaip sakant, taip ir sakant, tik viena jos B21. Nu, kaip, gali būti kitos jungtis, bet senesnė versija, jiem labai reikia 2.1, truputį geresnis jungties. Ir jei turi 10 000, 11 beveik 1000 atliekamų dolerių, arba tik pat eurų, galit nusipirkti šitai 85 colį, bet ar įsiteks per visą čia, aš nežinau, langą, ar įnešite į butą, gali pro duris netilpti, gausit duris išimti, kad televizorių įnešti. Ne, gal turėtų tilpti, nebus kaip su 2 duriais šalituvais, kai butus netilpa. Nu ir ką mes čia turim už tos 11 000. Ir gražus ekranėlis, 4K, aišku, 8K, bet 8K neturės jokių, nėra kažkokių tų video, nebent minimaliai viens kits gal jau ir, žinai, kažkur patalpins, žinot. Bet kur 8K atsiras,
nu, bet juk PlayStation'as 5 jau bus irgi 8K palaikys. Nu, tai per 5 metų gal jau tikrai bus, nes 4K atsirado, irgi beveik nebuvo jokios 4K, paskui pradėjo kameras gaminti, paskui fotikus, dronus, paskui telefonus įdėjo, irgi 4K, jau dabar jie 4K nefilmuoja, tas ir ne telefonus, bet automatiškai stabilizatoriai, kaip sakant, blogiau veikia 4K negu Full HD. Kol kas dar Full HD, bet jau telik perka, tai jau 4K mažiausiai turėtų būti. Ir ką jūs matysit, čia gražus ekranas, viskas, ne, štoks kainas, nėra Dolby Vision, Dolby vaizdą, kaip sakant, tokios funkcijos ir vienas HDMI 2.1 jungtis, bet ir daugiau jungčių, nes nereiškia, kad vienas HDMI tai yra tokiam telikam labai daug gali būti jungčių HDMI ir va, tai va. Sony, ar jums patink Sony? Sony su Androidais arba pigesnį televizorių be Androidai, kaip sakant, smog kelis kartus. Georgios, nuostabus ekranas, nuostabus garsas, šaunus žiūrėjimo kraštai, žiūrėjimas, kaip sakant, nuostabus. Nėra HDR 10+, ir žinote, Androidai gali būti biški nervinantis, tos lėtai jie ten atsidaro, ten persijungti kanalai, da 2000 mokėti, nežinau. Ir Sony Bravo, biški pigesnis, 1000 ir jūs gausit 4K, HDR, ten ryškumas, nuostabus, ir jūs gausit gražų garsą, 55, 75, 85 colių, bet nėra HDR 10+. Tranta lieta Androidas ir žiūrėjimo kampai tokie piški riboti. Jūs gausit Sony už 16000. Nuostabus HDR, spalvos gražios, judesys gražiai veikia. Lengvas garsas, trantalas, biški su garsu, galėtų būti daugiau pasiruošęs ant PlayStation 5. Ir Xiaomi's Mi TV 4S43, kaip sakant, pigiausias androidinis televizorius. Gal jau dabar ir kitų televizorių, bet nesenai tai tikrai pigiausias androidinis. 300 kažkur gal kainuoja, gal mažiau, kitur ten kitos rinkos gal į 2PM kainuoja. Nu, kaip sakant, plonas, patrauklus dizainas, nuostabi, sakykime, kaina kokybė ir daug jungčių, 4K 60 Hz palaiko, biški su ekranėliu kažkokie dalykėliai, kontrastas galėtų būti geresnis ir biški, sakykime, atspindintis ekranas gali būti. Ir dabar pasižiūrėkim, kas 4K Full HD, kas tas yra. 300 televizorius, kaip sakant, tokiam televizoriuką užtenka ir Full HD kokybės. Jei 40 colių, jau galite pirkti, kad būtų 4K mažiausiai. 400 colių nusipirkti su Full HD, tai jau būsit tikrai jau būsit pensininkas, jau 400 colių pirksit su Full HD. Dar galite pamatyti, dar parduoda 40 colių su Full HD neišparduotus trantus telikus. Ir jūs nepasižiūrėjęs specifikacijų, galite nusipirkti 400 colių su Full HD, arba iš vis ten, nežinau, jūs galite nusipirkti 3.2, nu, pensininkam užtenka ir 720p, tas bus 1280 720. Ir ką aš jums pasakys daugiau? Nu, taip, o, kaip sakant, 8K, kodėl, ne, tokie dideli tie yra ekranai, ten 8.5, 7.5, šiam 5 nepasakys dabar. Ir tai 8K norint išgauti visą vaizdą reikia labai didelį ekraną. 4K irgi 40 colių reikia. Dėl to pigesnis nieks nededa, tokį mažylėlį, tau nedės 20. Nors monitoriai tai jo, monitoriai biški kitaip, ten 4K ir, bet kiek ten jiem padeda tas 4K, tik padeda taip, kad vos be pavyzdžio vaizdą plokščių žaidimų su 4K. Kaip sakant, nepasakysiu, ar ten yra kokia nauda ant monitorių 4K. Tai va, Samsungas, pasižiūrėkim skaičius. Ar jūs žinote, ką reiškia? Atsiprašau. Ar jūs žinot, ką reiškia šitie visokie numeriai Q? Jei bus Q, jau žinosit, kad Q ledas.
Jei bus 65, čia yra coliai, kiek bus 65, 55, 32, ten 40, Q, nu, atsiprašau, čia yra Q yra Europoje ar kokiai valstybei, QN bus Amerikoje, o bus Europoje, QE bus, atsiprašau, šito. Čia yra modelis QLEDas Quantum Dotas, jei būtų ten kažkoks kitas, būtų kitaip. Čia ir serija, 900. Galbūt 900 bus 8K, o 90 bus full, nu, sakykime, 4K. R raidė, kokie metai ten bus? 2.19, T raidė 20 bus. B bus, sakykime, generacija, TV karta, sakykime, kokie bus pirmos kartos, antros kartos televizorius su kažkokiais tais specialiais featuresų jūs galite, kaip sakant, prisidėti. Ir F raidė bus DVB, TDBR, kiek bus, Europui bus O raidė, atsiprašau. Ir Z bus juosėjas, Europa bus KSU, ten, na, vienu iš tokį dalykėlę. Ir pasižiūrėkime, 65, UNAS bus, U bus televizorius, o N bus Amerikoje, būtų Europai, UE būtų. 65, 55, kaip žinot, R raidė bus gamybos metai, bus 19, bus A, B, C, D, D, F, C, nu, kaip matote. U raidė bus, reiškia, UHD bus. Jei būtų S raidė, ten su HD būtų, būtų Full HD. Modelių 7.1, serija 7 kartos, ne? Ir ten galbūt 7.1, 7.2, 7.3 modelis serija ten irgi. Televizorių serijos. Kuo mažės skaičius, tas antras, tuo vis tiek kažką bus mažiau jungčių, vienžu ištrantalietesnis. 0.0, ten bus dizainas, kojos, kažkokios ten kūnų spalva, vos nepasakėjau, sakykime, televizoriaus spalva, dizainas, X-as, ten čia labai, kaip sakant, biški yra reikaliukų, bet, kaip sakant, tos gali pasižiūrėti, UK, Kanada, Australija, čia, o tie bus, ar čia bus kabelinė, ne kabelinė, tai Latino Amerikos, ten visai televizoriai, Europų, čigonų, juokauja. Nu ir UE, ir vėl tas pats, kaip sakant, iš pradžių bus televizorius, Europa, 65 bus soliai, N bus gamybos metai, čia jau šis bus 18 metų, paskiau S su UHD, nu vėl tas pats, kaip sakant, serija, 9000, modelį kojelis, T raidė reiškia, kažką reiškia, ne? Ir jūs te matysit, nu, vienžuoši, LG OLEDas, jau mes matom, kad OLEDas 65 colių, C raidelė reiškia, sakykime, rezoliucija, X reiškia, kokie bus metai, X 2020-ieji, P, sakykime, bus irgi ten modelio tipas, U raidė bus ten irgi tuneriai, kokie bus ten, ar bus kažkokie ten Japonijais ar ne Japonijais, A raidė dizainas. LG, pažiūrėkim. Sakykime, skaidrės biški ne taip nuėjo, bet nesvarbu. 75, tas, sakykime, dydis ir ekranėlis. Na ir, kaip sakant, pasimatysit, ten 99, modelis tas. Ir pasižiūrėsit dizainą ir taip ir toliau. LG. 65 coliai S, sakykime, koks bus Super UHD, K raidė, K metai, serija irgi 95, 0 modifikacija, ten, sakykime, kojelis, dar kažkas, P raidė, P bus Europa, U raidė bus ten tuneriai visokie, kokie bus satelitai, nesatelitai, A bus dizainas. Sony XBR bus regionas, Razmėra, žinot, Razmėra ekranas, Razmėras, tas bus koks ten dydis, soliai, 65, 75, klasė, televizoriaus X-as jau ten, vienžodžiau, serija, modelis ir serijos, dizainas, možet, bitas, buki, kaip sakant, čia ir kojelis, dar kažkas,
Gerai idėja pagaminimo metai. Sony televizoriukas, taip irgi jūs matysit, KD jau čia tas pigesnis, kiek suprantu, o gal ne pigesnis. Ir jūs coliai, X bus, kad, ne, čia premiumas modelis V, tai trantalai arba R iš V mišlai. A bus QLEDas, o Z bus, sakykime, iki 17 metų 3D televizoriai buvo tokie. Ir jūs matysit F raidė bus 2018 metų, 9 klasė, ten modelis, ten, sakykime, irgi. Ir jūs dizainas, čia bus paskutinė dizaina, nu, panašiai ir kitur buvo. Panasonicas, TX bus Europa, TX televizorius, televizorius, X Europa, coliai, gamybos metai, C bus 2.15, X bus UHD, ir bus kantri šalis Rusija ir modelio serija ir modelis 800. Ir dar taip pat galite pasižiūrėti irgi čia tas pats labai panašiai apie kitokius modelius. Irgi ten pagamybą galite pasižiūrėti. Nu, man svarbiausia, man atrodo, nu, kad būtų Europos, ten, sakykime, Europai pritaikęs Celix viską. Ir kad būtų kuo naujesnis, nes kuo ilgiau jis ten būna parduotuvėse, jis ten veikia būna ir tikrai nieko gero iš to, nebent ten būna jau ne paskutinis Telix ir koks nors kaina, sakykime, akciją padaryti, dar, gali kokį senesnį Telix pirkti, jei nebuvo kiekvieną dieną pajungts. Nu tai va. Ir pasižiūrėkim kitu. Philipsas, 48 pusės. Ekraną soliai, P televizorius, UHD, SS, nu, žodžiu, tai tuneriai, serija, modelis, kojelės, metai bus 0, bus 2.15, paskutinis skaičius kaip įdomi, ne, o 12 reiškia bus Europa. Haisensas, Trantalensas, ne jokai, nu, neblogi turėtų būti. Galit parašyti komentarą, jums patinka Hisense televizorių. Irgi 5 coliai, H bus Amerika, Hisense Smartas bus 9 serija, 0.50 bus dizainas, R raidė bus 18 metų. Na ir čia viskas panašiai, va, H7, PEU, Europa, tas 9 serija, A bus gamybos metai, na viskas panašiai, dizainas, serija ir taip pat. CLas, U raidė bus UHD, 5 colių. Šitas bus serija, S88, 0 bus dizainas, 6 bus gamybos metai, kaip Philipsai, ne. Ir DS bus Silveris, Dark Silver, čia turėtų būti. Tai va, Grundig ir ten irgi ten, jie daug turi tų kompanijų. 40 colių, G Grundikas, U raidė, UHD, T raidė, Archaratitas, 88 serija, sakykime, 8 serija, 8 bus metai gamybos, 2018, 60 bus dizainas. Taip pat 55 coliai, VLas bus televizijos serija, o X bus, kad UHD, 9 bus serija, 6 bus 2.16, 8.1 bus dizainas. Vizija, kaip sakant, M raidė bus serija, 55 bus coliai, C bus gamybos 2.15 metai, o 2 bus dizainas. Nu va, toks mažesnis ir viskas surašyta į kelius skaičius. Ir distancija atstumas nuo, sakykime, ekraną, koks turėtų būti atstumas, sakykime, kuo prastesnė kokybė, tuo turėtų būti didesnis atstumas nuo televizorių. Jei žiūrit iš vis ten, sakykime, tuos išves Full HD, tas televizija, kur transliuoja, tai ten aš nežinau, kiek turi būti 3-4 metrai nuo televizijais. O jei žiūrėsit Full HD, kaip sakant, va, nuo 55 colių jau 2 metrą turbūt, jau mažiausiai. Nuo 400 colių 2 metrai irgi. Nu, kaip sakant, rekomenduojama, kad būtų 2 strižainis mažiausiai. Kaip sakant, 40 colių, tai kažkur metras, kiek ten bus metras ir turbūt 2 metrai. Taip ir išeina. Jei metras, tas 2 metrai, jei 80 cm, 8x2 metras šiam, nu, bet galim ir 2, nu,
pasižiūrėkit, svarbu, kad nebūt per arti, nebūt per didelis ekrans ir jūs žiūrėsit iš labai arti, net nesimatys tas visą vaizdą, akis tiesiog pavargs į vieną pusę, sukinėtis į kitą ir tiesiog bus tikrai nesąmoningai žiūrėti tas visas pusės iš didelio ekraną, ir dar bus mažas kambarys, jeigu 65-55 colių pasistatysit tą teliką, tai ten šis bus nesąmoningiškai, vietoj lango, ne? Ne, tai jūs nejuokakit, irgi su tais telikais. Aišku, dabar ir pastebam toks dalykas, kad kuo tolyn to didesnis, kuo perka didesnis, nes tas didesnis, o mažesnis ta pati kaina. Labai juokingai, kad 40 colių ar 50 colių vos ne ta pati kaina ir žmogus, aišku, kad žiūri didesnį gal nusipirkti. O da parduotuvės atrodo visi dideli, žinai, o šiaip yra priprantama, aišku, pirmą dieną nusipirkęs, ten kol nepripranti, jau nori nešti pakeisti, arba tau per didelis, arba per mažas, bet šiaip tu turėtum, aš nežinau, kiek ten tu laiko, ar porą savaičių pasižiūrėti, kad pripranti ir tada sakyti, ar man ir per didelis, ar nėra. Nes pirmą dieną visada atrodys arba didelis, arba mažas, bet paskiau priprasi. Tai va, kažką dar norėjau pasakyti, 65 rekomenduojamas, distancija 30-40. Tai va, tokios distancijas, žiūrėkit, mažesnė rezoliucija, didesnė distancas, sakant, atstumas. LCD, LEDas, OLEDas, QLEDas, kas tas yra? LCD, kaip sakant, seniau gamino LCD, jie biškį imdavo elektros daugiau, ne, ant LCD sugalvojo, kad reikia LEDą, tas lemputės apšvietimą padaryti. Vis tiek LCD LEDai dabar yra, ne, tik yra su direktu LEDas, kad, kaip sakant, kaip prieš ekraną, kaip sakant, ir tam tikras, bet šiaip bėra ten iš tų dviejų, be parduodamas yra vienas tas dalykėlis ir retai ten su kitu berasite, kaip sakant, tą dalykėlį. Ir tas yra, LEDas yra kaip apšvietimas aplink kraštus, aplinkoje ne yra, o ten yra prieš visą ekraną kažkaip. Nu, žodžiu, biški ir skirtingi tas lemputės yra išdėlėtos. Ir, kaip sakant, geriau ten ir atseit direct LEDas geriau ten padaro, apšviečia viską. Bet, kaip sakant, čia mažai ką ten atskirsi. Ir ten turi pasižiūrėti, bet šiaip, galite atkreipti dėmesį į tą dalykėlį. Tai va, kas yra LEDas, kas QLEDas. LEDas yra ten, kur išdega tie ekranai, kaip sakant, išsifakinti ekranai, nežinau, kiek ten tų metų jums gali jis veikti, kol dar neišdegs tas ekranas, bet jei daug žiūrėsit ir išrūks. Kaip sakant, tas spalvas geltona, ten kažkokie pažaliuoja, tas spalvas išbūna, ten jau reikalingas ekrano pakeitimas, gal garantinis praeis, tai tikrai tie OLEDai, bet aš rekomenduočiau QLEDą daugiau, kaip sakant, nusipirkti. Ir jis yra, kaip sakant, jau dabar jau gerai gamina, gal iš pradžių, gal jis sunkiai būtent Samsungai ten prisigaminti, ten, kaip sakant, jų, bet dabar jau tikrai QLEDai yra, dabar jau ta geroji. Ten LEDą uždėjo kažkokias ten plyvelę kažką ir padarė QLEDas ir žymiai tas apšvietimas, viskas, kaip sakant, spalvas, viskas ir QLEDas jau ir superinis telikas, bet jau kainuoja pinigų biškai. 3D jau tokių nebėra tų telikų, ten buvo ta mada, sakykime, padarytas 3D, paskiau buvo tokie lenkti televizoriai. Lenkti televizoriai nėra labai gerai, nes per vidurį vienas žiūrovas per vidurį sėdintis matys geriausią vaizdą, o kiti du šonuose sėdintis matys blogiau apšviestą, bus blogesnis matymo kampas. Tai ar bereik tokių trantalo pirkti, net nieks nebegamina, net tokių. Dar monitorių pasitaiko, tipo tų lenktuvų, ten kažką ten, bet ką čia nesąmoningiškai. Kiek aš turiu išleisti pinigų? Kaip sakant, jūs turit pasigalvoti. Sakykime, turit štuką, jūs galite nusipirkti štuką teliką, ne? Ir viskas. Bet tu gali nusipirkti teliką už 500, o sakykime, už 300 dar nusipirkti skalbiankę, arba nusipirkti dar kažką, tu, kaip sakant, gali ir už 400 teliką nusipirkti, o paskiau dar nusipirkti už 300 ten šaldytuvą ir už 300 skalbiankį.
Ir tau išės vien štuk. 1000, kaip sakant, tų pinigų. Tai reikia pasigalvoti, ar man čia reikia naujausiai užkelti štuks teliko, nu nebent jei 10 štuk uždirbi, tada už štuką teliką tai tikrai gali pirkti, ten už 2, gal net, bet kad žmonės ten vos ten suduria galų su galų, vaikų turi ir dar jie ten perka telikus už 1000 įsimokėtinai, tai aš nežinau, žinai, kas per šūdas yra čia. Tai jei negali nusipirkti teliko, tai geriau net nepirk, jokių įsimokėtinai nereikia tokių dalykų nei prasidėti, aš sakyčiau. Ir turi žiūrėti palei, kiek uždirbat, kiek ten į algas, ten tikrai pusė algos, sakykime, gali telikui duoti, nu gal vos daugiau, bet, sakau, ten turit pasižiūrėti. Kiti nori labai pavaidinti prieš draugus ir jie perka tos jau šūstrus telikos, ten pukelius tūkstančius, eina įsimokėtinai, jie ten turi tų paskolų ir dar jie ten įsimokėtinai varo tos telikus, tai nežinau, ar tas yra protingas, ar ne. Nu, bet jei tu turi, sakym, štukai turi ir visas štukai išleidai, eisi obogas ir tu turi tik tai teliką, o neturi už ką elektros susimokėti, tai aš nežinau, čia būtų, tai tikrai nesąmonė. Tai, turit pasigalvoti, ką už tą sumą galėt nusipirkti dar, arba kaip panaudoti teisingai. Tas telikas priprasit, kokį nusipirksit. Kaip sakant, žmogus yra toks, kad ar už 200 teliką nusipirks, aišku, už 200 nusipirks jau normaliai, čia pensingom nebent. Ar nusipirks, sakykim, už 400, ar už 800, vis tiek žmogus bus laimingas, vis tiek jam bus kažkaip, kai nusipirkti, vis tiek kažką aš turiu, vis tiek tu turėsi teliką. Kaip sakant, turi pasigalvoti, kiek gali išleisti pinigėlių. Kiti, sakykim, tai kažkokie, sakykim, specifikacijas. Kas tas yra tokie? Ekrano dydis, 4K. Atrodo geriausiai didelių ekranų. Bet jums nereikia 75 colių pirkti ekraną, to, sakykim, teliką. Jūs galite nusipirkti ir kad ir 5, Kem 5. Kem 5 tokie, ne. Kaip sakant, 5, Kem 9. Ir garsas. Garsas bus vidutiniškas visus telikus, nebent jau pirks brangesnį, bet vis tiek bus trantalėstas tas garsas, nebent soundbarą. Toks bus bosas įmontuos, bet vis tiek nieko gero iš tų telikų. Visada reikia dasipirkti soundbarą. Soundbarą vėl ten kainuoja nuo 100 iki kelių šimtų eurų. Toks bus pagalys. Toks, sakykime, ta kolankė tik pailga ir bus bosas. Arba dabar tiesiog būna vienas pagalys toks. Nusipirki. Ir tikrai pasidedi po teliko, ir ten filmam žiūrėti, dar kažkam ten kaip sakant, būn kažkokie garselį. Prijungimas, HDMI, USB, kad būtų, ten dar visokių kortelių, kas ten naudoja tas palidovinės ar dar kažkokias ten kabelinės, kažkokias telės ar dar kažką. Ir ryškumas, QLEDas, kad būtų, šiaip parašyti, kad LEDas iš vis, aš nepalaikau iš to LEDas iš vis. Man QLEDas arba 4K, LEDinis tas telikas. Kokios sistemas būtų? Aišku, būtų Androidas gal ir geriau, nes ten visas programas, viskas, bet Androidas bus lėtesnis. Sakykime, lėčiau ten viską darinės, dar kažką. Kanalą junginėsis lėčiau, bet šiaip teoriškai vis tiek, kažkaip Androidas, vis tos programėlės daug, o ten tos smartus, sakykime, tos Tizenus ar webosus, yra kelias programas, toks minimaliai, kažkas yra, bet viskas yra ten mokama ir, nežinau, kažkokį žiūrėjau, ten visur reikia kažkoks registracijos, susimokėti kažką, keli žaidimai buvo, tikrai tos programos mane nenustebino, yra tik naršyklė. Ten, ir tas Netflixai, dar kažkas, tie visokie ten Amazon ar dar kažką, ir YouTube ir naršyklė, o iš daugiau ten niekas man nenustebino tokios tos telikos. HDR-as, kad būtų palaikomas ten tas, kas tas HDR, ryškios spalvos. HDR-as 4K ten duoda toks ryškios spalvos, ten, aiškiai, turbūt tas 4K vaizdas, ten bus Full HD ar dar koks trantesnis, tai ką ten tas vaizdas bus. Ir neužmirškite prenumeruoti ir komentuoti ir parašyti komentarą, uždėti laiką uždėti, nepamirškite uždėti laiką
jei patiko šis video. Jei turite klausimų, parašykite komentarą į komentarų sekciją. Tai va, laukite kitų video, pasižiūrėkit kitus kanalus, anekdotus, filmus, ar visas movies, ar visas anekdotai, ar visas vlogai. Ar visas vlogai dar ten, keli vienas kits video, anekdotų yra šiek tiek padaryta, filmai yra ten biški, 21, 22, dar žiūrėsim, ką nors įkelti, anekdotą, filmą. Dėkui, kad žiūrėjot, iki kito karto, čia buvo Arvyzas.